Sveiki visi, išaušo dėjų varžybų, tai po 2 metų, gal po 2 su biškiu kažkur priverstin poilsiaus, tai dabar išaušta dėjų, ryto varžybos, šiandien poilsis prieš varžybos. Šiaip te sportavau vien kartą savaitę, prieš varžybas lengva pasidariau viskon ir šiandien parodys, kon dedausi varžybas daiktus toks minimalius, tai esu jau viskon pasiruošęs, pasidėjęs, dar viskon apžiūrės, kaip tik, dar jums pafilmaus, parodys, kon dedaus, kon reik. Tai pradėsiu nuo kojų, vis laik pradedu nuo viršaus, žiūriu, kur reik visko, apskaičiuoju, parodo. Tai pirm pradės, tai ilgesnis tas kojinis toks, turiu, dar tas trumpesnis toks įsidės, trumpesnis šiaip geriau maniai, kažką patogiau, bet traukant, kad čia nesibražyt per blauzdus, tai toks ilgesnis geriau. Bata yra, tai jau sekundėlę atsinežu. Tai kojinis yra, dabar bata, čia buvo atsidės nuo žemės. Tai tokiai, galim sakyti, greitesniem rungtym, kur nešimam, suskim traktoriaus tempėm, tai tempėm rungtis bus traktoriaus, tai bata bus. O šitai su kovom, kokiem pritupimam, rastkelimam, tai būtina abot bata. Nu, paskiau eina ankelė, ankelis įsidedu, bata, kojinis, ankelė, paskiau timpas, kur sportauju, timpas, paskiau kelnis, apšilimo kabūt vis tiek paskiau, kap ankelis įsidės, tai kojinis tos ilgesnis, timpas, šurta, tai vis tiek uždeng viskon, tai kelnis nusimaus, tik tą apšilimo gal pasilieks. Žiūrės palei orą, jei toks kaip šiandien labai graždien, tai nereiks nei tų kelnių. Maikis daus, bet įsided vis laik, šiaip lai būn, blogiau nebus. Maikis pats vienas iš svarbiausių, nors kiekvienas dalykas svarbus, bet diržas, paskui eina. Šiaip treniruotės pats nekeldavau su to, tik vienas kap maksimum mėginau pas Ramūnų, kap sportavau pas to Galiūną, tai alkūnių įtvara, tai kelienų alkūnių šitą, paskiau eina kreidą skystą, pasiim kreidą skystą. Šitą vaikišką pudrą, čia kur lagaminas, pavyzdžiui, ne šitokiai lagaminą, pas mūsų tokiai, ką pasakyt, va tokį, galim sakyt, gal biškį mažesnę palom tokiai, yra nei į kojas lietas. Tai kažkoks vienas Galiūns senas laikas, kokias čia senas, prieš kokius 4-5 metus pasakė, tai geriausia tas veids biškį pasipudrauji toks, tas metals pro tos veids lengviau praslyst, jeigu kap neši tau lietas į koj ir ant praslyst. Tai nors ir nebus lagamin nešėm tos varžybos, tai vis tiek aš įsidedu vis laik į maišiok, nes anos labas slys toks slydžiasi. Tai ta pudra, paskiau trauka bus, tai diržą jaučką nenuplyš, nes biškį čia paplyšę jau neturėt. Treniruotės aš vis laik darau be tų diržiukų, tai dabar leid su diržiukas, darysiu diržiukas. Tai diržiuką tai šitą, apsirėžtą aplink štongą, taip šitą, žinotės atmatėn vis tiek. Tai šitą bodu. Tai nors ir akmenų keliam nebus, pasiruošu aš visom tom rungtym, tai susideda daiktus reikalingesnius, svarbesnius. Tai kur akmenus keltą, tokį kaip čia cukraus pastą, ką panom pavadinti, nėra pat geriausiai ir tokį dar specialesnį pirkti. Tai
Tai skaniai šiaip, skaniai kvep ir pasiėmė ant tep ir tepys ant ronk ir kaip jie akmenį ant saneslys. Tai tas laibūn nepamaišys, tik bus karštus ir nepradės terpti, nes ant toks cukrinis ir cukraus pasta. Paskiau ryšą, šitą prinkliai išmautys rast kelt. Tai paskiau apšiliminį gumą pasiėmiau. Nuvoju, kad vis laik dabar ką pasiėm, taip galvau, vis laik atrodo viskom pasiėm, bet vis tai kažko užmiršti. Tai čia apšilėm gumą, viskom pasidarys apšilimus, ten gali ronks taip išvedžiuoti aplinkau, taip pasiimti su gumą. Tai kad guma labai svarbi, apšilimo ypač ir užmiršau pasiimti voliokton, raumenis išsimasažuoti apšilimo, lengva praeiti. Tai reiks rytoj 10 kokį išvažiaunam, nes tolim keliuojant 3 valandas maniai. Tai nori stondą pasiimsiu ir šortą dar turiu šiek senus, bet radau tokio dėžė sportinė salė, kur laikau. Tai žiūriu, kaip iš varžybų daudau, tai danau į šortą šitą. Bet turtus kitus šortą musiečiai. Aha, šortą. Tai čia didelį paskens įsimuis musė. Tai pasiims tu savo šortus, tu pasidės į spintą. Kažkuomet gal negalo, kaip sverus daugiau ateitie, tai bus reikalingi į šortą. Tai norėjau parodyti, prieš varžybinį ko nesidedu. Ir teik, 5 rungtis bus. 5 rungtis, tava greita pasakys rungtis, jeigu nesumelaus traktoriaus tempėjams. Nepailiau sakys, bet koks bus traktoriaus tempėjams, maišnešėms, trauka, padangos vertėms ir padangos palauk vertėms. Dabar užstrėga kit rungtis, nebepamenu. Tai 4 išvardinai, dar kažkaip 1 rungtis bus. Tai va taip. 2 taštis pasiims tokį nedėdelį taštį, netur kur visko daiktų susidėti. Ir reiks dėtis daikų priimti, papildomą tus mažesnius daiktus. Tai va taip gera, ką praėjau visko, pat kojų į vėrų šeinį ir vis laik gali kartus užmiršti kokį nors mažą dalykį ir ant kur svarbus ir taip. Tai tik tą bijau jums dėl muzikas, kad nes matot, kaip varžybs ir ten muzika gro ir neleid kelti YouTube. Tai ton muziką pagaunu ir paskiau išmet autoriniais teisės, tai nebent bus kiti įrašai, jeigu matys, kad stipriai gerdas muzika, tai uždės ne tom fono muzikos foną. Aš būtų įdomesnis varžybs, jeigu būtų pilnas įrašas, pilnas garsas, tai kitap viskas ir komentatorius dar komentuojam. Tai tiek norėjau parodyti ir dabar susimatom kitus kadrus, jau nusėti iš varžybų rytoj. Jau pakeliau į varžybus, dabar prieš 2-3 valandas suvalgau tokį nemažą porciją, ryžius ir tuną į burukėlius. Ir dar gali turiu pos litro kefyrą, tai toks stipri porcija prieš varžybus, apverškins gerą ir prasidės dalyvavėms. Dabar jie apie 12 valandą, kur pavalgys, tai varžybs tik tą 4. Tai va taip, ton suvalgau ir susimatom jau varžybos. Atvažiavom į Kalvariją, šitą pačią aikštės, kur dalyvausam visi. Tai tuik šitą aikštė. Čia visi įrunkė mūsų, kur dalyvausam. Čia traukos ta šitą burbulą vadinam. Ten padangus vėl sudėts. Čia rasta, o toj aikštė štai gausas. O čia šitą mūsų persirengėm kumbarys. Vanduo, Coca-Cola. Aikština. Čia tauris, šitą bus 1, 2, 3 veiklą. Maikis, kur išdalins mums. Reikvėjim pasiim.
Tai va, tokia šitą mūsų bazį. Persirengėm. O apšėlėm darys, ten išeis už tų palapinių. Tai va, po biškį, anksčiau atvažiavau, kad biškį parodyti jums, tai po biškį jau galės už valandėks apšėlinėti pradėti. Už pusvalandžių prasidės varžybos. Pasidarau, apšėlėjom pilną ir jas paskiau prirasti jau. Kit sportininką pilnu. Dabar su lengvas svorės pasidarau ir eisam prirasti. Mes taip pat turime dar vieną galiūnų sporto mylėtojų puikiai pažįstamą veidą. Ponios ir ponai, griausmingai pasitikite. Lietuvos galiūnų čempionas 2025 Tomas Šliūpas, Šilutė. Tomas Šliūpas pagaliau susiminiojo pačią svarbiausią taurę Lietuvos padangėje, tai įvyko pernai ir aš manau, kad Tomas Šliūpas dabar neatleis labai ilgai gazo ir mes pamatysime tiesiog pačius aukščiausius rezultatus. Pradedant jau šiandien, Tomai, gerą sezoną pačiam. Į mūsų areną noriu pakviesti dar vieną vyruką, publikos numylėtinį Saulius Kyka, pagrojęs. Saulius Kykas, varžybinio rekordininkas, praėjusiais metais Lietuvos galiūnų čempionato finale užimta garbinga 5. vieta ir buvo tikrai puikus, gražus metai. To paties noriu palinkėti Sauliui ir šiemet. Čia šios dienos varžybose taip pat turime dar vieną atletą, tai yra Gintaras Šaulė. Gintarai, drąsiau keliauti mūsų aikštė, taip pat pačios didžiausios sėkmės šiandien Kalvarijoje ir apskritai 26 metų sezone. 9. galiūnas šios dienos varžybose. Žmogus kažkada atstovavęs Vilnių, dabar atstovauja Šiaulinis, Vytenis Pauža. Gintaras galiūnas 2020 praėjusiais metais Lietuvos čempionate užimta 7. vieta. 24 metų sezone Vytenis Pauža užėmė labai rimtą 2. vietą Nemuno galiūno varžybose. Tai Vyteniui tik pat sėkmė šiandien. 10. vyrukas mūsų rikiuotėje šiandien yra Robertas Bartkevičius iš Rokiškio. Panašu, kad toliausiai teko atvykti, toliausiai atvažiuoti čia į Kalvariją. Šiam piliečiai Robertui Bartkevičiui, jėgos trikovės rekordininkas, Aslavos galiūnas 2023. Robertas, kuris labai dažnai parodo pačią aukščiausią klasę įvairiausią rungtyse. Tai sėkmė šiandien. Na ir mūsų rikiuotę uždaro 11. galiūnas šiandien čia Kalvarijoje yra Donatas Maskolaitis, Jurbarkas. Donatas Maskolaitis pernai Lietuvos galiūnų finale taip pat sudalyvavo, susirinko tam tikras patirtis. Donatui Maskolaičiui šiandien be jokios abejonės didžiausios sėkmės. Na, o mes dar turime vieną žmogų, kurio nepakvietėme į aikštę. Tai yra žmogus varžybų šerifas, žmogus orkestras, dėliojantis kortas nuo pat pradžių iki pat pabaigos. Tai yra Lietuvos galiūnų legenda Saulius Prusakas, vyriausiasis varžybų teisėjas, kuris kaip visada dirba lyg pats tiksliausias laikrodis pasaulyje. Tai Sauliui noriu linkėti taip pat nuostabaus gero sezono ir gražių varžybų šiandien. Na, aš nieko nelaukiant. Gintarai, užsivedam. Truputėlį ugnies akyse norisi matyti daugiau. Kievalis 120 kg. Paskutinis trečiasis sportininkas, kuris užsaktas yra šį svorį. Na, Gintarai, sėkmės. Atsidarome 26 metų sezoną. Važiuojam, Gintarai.
Dėmesio. Ir puikiai. Gražus bandymas. Vienas. Neleidžiam Gintarai. Išlaiko gerą bangą. Šiokios tokios pertraukos, kurios tikrai kainuoja brangias sekundės iš tos vienos minutės paskiriai teisėjai. Du kartai, Gintaras Šaulys. Kaip laiko? 20. Lieka 20 sekundžių. Na, Gintarai, trečią kartą įman! Ir Gintaras manau, kad tikrai gali padaryti trečią kartą. Publika padedam Šauliui. Ne? Šiek tiek pritrūksta. 10. 10 sekundžių. Gintarai, bandysim. Pasirodo, kad teks pasitenkinti dviem kėlimais. Gintaras Šaulys. 120 kg du kartai. Didina. Atsiprašysiu. Kažką bando sukraišyti. Sauliau, Gumas kažkada teko šokinėti. Pakelkite rankas, kas žino, ką reiškia šokinėti Gumas. Tokie 7 sakatėlė. Visi iškime, kaip būtų prikrantama Guma. Bet dabar nebe tai, Gintaras Šaulys prieš savo 8,5 tonos koją antroje rungtyje. Ir per vieną minutę noras dabar įveikti visą trasą, visą distanciją paliesti automobilio bagažinę, arba bent jau barterį griūnant. Tokiu būdu teisėjas užfiksuos finišą. Bet jau žiūrint matoje rezultatą, gal kažkokių didelių iššūkių nebus. O dabar Gintaras Šaulys išjudinti vilkikai iš vietos, jam kol kas sekasi puikiai. Važiuojam Gintarai tempo! Praktiškai reikia atbėgti iki finišo, jau galima mesti iš mūrą. Ir paliestas automobilio galas. 18-20. Per 18 sekundžių ir 20-asis. Bravo, Gintarai. Puikus bėgimas. Dėmesio, dar vienas startas. Jau dabar prasideda 1 minutė. Modestas Masian. Kairėje pusėje prieš Gintarą Šaulį. Vyrai dirba. Kol kas pradžia gal ir nebloga. Gintaras Šaulys turi galbūt didesnę patirtį padangos vertime nei jaunasis Lietuvos galiūnų čempionas Modestas Masian. Gintaras Šaulys jau verčia padangą 5 kartą ir tai yra neblogai, lieka ne tiek ir daug. 6 kartai pas Gintarą. Modestai, nepasiduodam. Publika, kur jūs? Padėkim sportininkam. Ir bravo Gintarui Šauliui. Puikus padangos vertimas. Modestai lieka dar vienas, ar ne, Modestui? Ir jaunasis Lietuvos čempionas taip pat finišuoja trečioje rungtyje. 3 minutės ir 1 sekundė lygiai Mantvydui. Nu, Mantvydai, žinok gerai, kad apsirengė išvirkščią maikę, nes dabar visuose laikraščiuose būsi. Įsivaizduok, būtum su kabliuska. Publika, paplaukime mūsų šaunuoliam. Minutė 46-27. Povilai, sveikinam. Dovanas iš Žalios Girios. Žalios Girios šaunuolis. Minutė 47-94. Paulius. Nuostabus laikymas, bravo. Bet mūsų čempionas čia Kalvarija šiandien yra Mantvydas iš Marijampolės. 3 minutės, 1 sekundė ir be abejo vertingiausios dovanas iš Žalios Girios. Na, Gintarai, susikaupėm dabar maksimaliai. Rezultatai vis kyla. Ir Gintaras Šaulys, kaip atsimenu, visai gerai kaldavo burbulus galiūnų varžybose. Tai tikiu, kad rezultatas dabar taip pat gali nenuvilti. Bet, žinote, kiekvienas sportininkas turi savo mėgstamas ir nelabai rungtis.
kokie tai yra gintarių šaulai, mes manau, kad netrukus sužinosime. Teisėjas Švilpukas padeda 1 minutę. Vienas. Du kartai, kol kas neblogai. 3 kartai. Ačiū, Luka. 2 kartai. 2 kartai kol kas tik 2. Dabar 3. Aha, vieno teisėjas neįskaitė per... reikia labiau šviesti numerą gintarių šauliais. Dirbam gintarai. 5 kartas yra. 20. Lieka 20 sekundžių. Nu, gintarai! Taip, 300 kilogramų šeštąjį kartą. 10. Lieka 10 sekundžių. Reikia dar gintarai vieno. Ir gintaras šaulis pūto galvą. Atrodė, kad viskas dar čia bus gerai, bet teks pasitenkinti 6 atkelimais. Vis tiek labai neblogai, gintarai. Gaila, kad sudegintas tas vienas bandymas. Padaryta klaida.